Sveiki, šiandien noriu trumpai pakalbėti apie gyvenimą su Jėzumi ir apie du būdus, kaip galim gyventi su Jėzum. Tai pirmas, teoriškai gyventi su Jėzum ir užsiimti tiesiog dorovės puoselėjimu, o kitas būdas yra gyventi gyvybėje, Dievo gyvybėje, su jo gyvybė, su jo jėga ir su šventąja dvasia. Tai iš tikrųjų pats gan ilgą laiką svarsčiau tiesiog apie šventą raštą ir apie šitą tikėjimą ir kaip ir netikėjau tokiais esminiais dalykais, kaip kad iš tikrųjų, kad Jėzus prisikėlė, pavyzdžiui, ir kad numirė už mano nuodėmes. Ir prieš priimant Kristų išvis, savęs klausiau, kas ta nuodėmė ir kokios dar gali būti nuodėmės. Apskritai nėra tokio dalyko kaip nuodėmė. Ir kada tik įtikėjau pats, irgi kurį laiką tiesiog protu bandžiau viską suvokti, suprasti ir tai yra labai gerai, bet ilgiau pagyvenus tame pradeda kažko trūkti, stigti. Ir arba tada grįžti į pasaulio reikalus, į pasaulį ir gyveni, kaip pasaulis gyvena, arba kažką tai pradedi keisti, arba bent jau imi ieškot, ką pakeisti, kad iš tikrųjų būčiau gyvybėj, Dievo gyvybėj. Ir kad iš tikrųjų gyvenčiau taip, kaip skaitau, taip, kaip šneku, taip, kaip tikiu, kad iš tikrųjų mano gyvenimas taptų toks. Tai iš tikrųjų pirmas dalykas, kuris ateina man į galvą, tai aš atsimenu, kad niekada nesimelsdavau ir neprašydavau iš tikrųjų Dievo buvimo. Neprašydavau jo išminties, niekaip nenutildavau. Apskritai aš manau, kad vienas iš sunkiausių dalykų žmogui yra nurimti ir nutilti. Ypač šiais laikais, kada mūsų dėmesis, dabar jau mūsų dėmesingumo gale, sakyčiau, yra labai slopinama per socialinės medijas, visas YouTube shortus, per visus Facebooko reelsus ir panašiai. Labai daug skirtingos informacijos, viskas labai greitai vyksta ir tiesiog mes atpratę esam būti ramybėje, iš tiesų. Ir tikrai kartais automatiškai ima ranka ir jungia Facebooką ir Instagramą. Ir arba automatiškai atsikeli, atrodo, kad eisiu paskaityti Dievo žodžių, pasimelst, bet prisimenu, kad kažkoks darbas dar neužbaigtas ir atrodo, kad padarysiu tą darbą ir tada, kai pasidarysiu, tada eisiu gyventi su Dievu. Ir su juo bendrauti ir nurimti. Bet šventas raštas šiek tiek ką kitą moko. Ir va čia yra labai svarbu, kada tu tikės, skaityti šventą raštą ir iš tikrųjų žinoti, apie ką yra šitas kelias. Ir aš kalbu dabar tau, žmogau, kuris pasirinkai galbūt iš tikrųjų tikėti Dievu. Ir ne šiaip tikėti Dievu, bet tikėti Jėzum. Tai jeigu tiesiog užsiimi, stengiasi būti geras ir doras, tai be abejo gali būti geras ir doras ir neskaitydamas švento rašto ir nesimelsdamas gali kažkiek iš savęs bandyti būti geras ir doras ir tai yra gerai. Bet kada kalbam apie Jėzaus Kristaus kelią ir krikščionybę aplamai kaip tikėjimą, tai esmė nėra būti geru ir doru, tai yra šalutinis efektas, o esminis pats dalykas yra priimti Jėzų Kristų, tikėti juo, tikėti jo auka už save, už tai, kad jis mirė už mane. Tai negaliu tuo tikėti, jeigu iš pradžių netikiu, kad aš esu nuodėmingas žmogus ir kad darau nuodėmę. Tai ką tai reiškia, kad gyvenu nepaklusnume kūrėjui, Dievui. Kad Dievas nori vienaip, tas šeimininkas visko, Dievas kūrėjas, kuris sukūrė viską. Ta priežastis, dėl kurios mes visi čia esame.
tai jis nustatė vienaip, o aš einu kitaip. Ir kad ir kiek doras, ir kad ir kiek geras stengsiuos būti, kažkur vis tiek prašausiu. Ta prasme, paimkim bet kurią dieną, kaip aš, pavyzdžiui, suplanuoju net savo sportą, savo mitybą, savo darbus. Tai net šitų dalykų normaliai nesugebu visuomet išnešti. O ką kalbėti apie smulkesnius dalykus, apie bendravimą su žmonėm, apie visus smulkius dorovės principus, ar įmanoma iš tikrųjų jų laikytis pagal Dievo įstatymą. Tai galima stengtis, aš manau, bet vis tiek kažkokioj vietoj prašausim. Net menkiausią mintim galim nusidėti. Vieną momentą, vieną sekundę galim nusidėti per dieną ir to užtenka, kad atitrūktume nuo Dievo. To užtenka, kad atitrūktume nuo Dievo tiesos. Kaip ir šveicariškas laikrodis, aneis, jeigu mechaninis, gali būti labai daug skirtingų ratukų, kumpliaračių, spiroklyčių. Ir jeigu vienas mažiausias kumpliaratukas iššoktų, tas laikrodis neberodytų tiesos. Arba jeigu įdėtum kažkokį labai panašų mažiuką kumpliaratuką, bet jisai būtų ant mikronų ten neskirtusi. Viskas jau rodomas laikas, jis jau nebebūtų tiesa. Tai realiai nėra tokio dalyko kaip pusiau tiesa. Yra arba tiesa, arba melas. Arba taip, arba ne iš tikrųjų. Kaip binarinė sistema, 0 arba 1. Ir jeigu, tarkim, aš esu sąjungui su Dievu ir darau tai, ką Dievas nori, kad daryčiau, įsivaizduokite, kad tai yra vienas, taip, ir jeigu bent kur išsijungia mano tas ryšys, tai nueinu į 0. Ir 1 yra gyvenimas, o 0 yra mirtis. Ir šventas raštas sako, kad nuodėmė jinai veda į mirtį. O kas yra mirtis? Aplamai, pamastykim. Tai sustojimas, sustabarėjimas, veiksmo nebuvimas, mirtis, išnykimas, nebuvimas, išsiskaidimas, taip iš nebeaukšta koncentracija, pati žemiausia koncentracija, mirtis, judesio nebuvimas, tai viskas juda šitoj visatoj, viskas vibruoja, tai vat kaip vanduo neužvirtas, jis yra labai gyvas, jisai taip stipriai vibruoja, juda, kad jisai net užverda, mes matom burbulus, o kada jisai šaltas, jisai nejuda ir kada jisai suledėjęs, jisai visiškai kietas gabalas. Tai aišku, ar galėčiau pasakyti, kad vanduo miręs, jis nemiręs, bet su mumis žmonėmis gali panašiai būti. Kada mes gyvenam pagal Dievo įstatymą, pagal jo įsakymus, tai iš tikrųjų viskas statosi ir vyksta. Ir vyksta ne todėl, kad išoriai vyksta, bet todėl, kad mes gyvenam pagal Dievo principus, mes jo klausom ir visi geri dalykai tampa kaip toksai šalutinis poveikis tiesiog. Viduj tvarkinga ir aplinkoj tampa tvarkinga. O kada mes nesivadovaujam Dievo principais ir jo neklausom ir einam į priešingą pusę, tai galim labai daug pridaryti išoriai. Daryti, pasiekti, netgi mylėti artimus ir visa kita, bet viduj gali būti labai blogai. Ir aš pats esu ten buvęs, šitoj vietoj, kur daug atrodo darau, greit judu ir pinigus uždirbu ir daug žmonių pažįstu ir linksmai gyvenu, bet kažkur viduj žinau, kad kažkas yra ne taip. Tai pati pirminė aplamai žmogaus nuodėmė, nepaklusnumas Dievui, kada Adomas nepakluso Dievui, tai ten prasidėjo šitas atitrūkimas. Ir kada pirmas žmogus atitrūko nuo Dievo tiesos ir nuo Dievo veido ir nuo jo įstatymo, kadangi nusprendė nepaklausyti ir tapti protingas toks kaip Dievas ir žinoti viską ir suprasti taip kaip Dievas, nors Dievas buvo jam uždraudęs, ane? Šitas neklusnumo genas, jisai iš kartos į kartą, jisai persiduoda. Ir iki pat manęs ir tavęs, mes jį paveldėję.
Ir kada jau šitas švaraštis popierius buvo sulamdytas, ane, kad ir jį ištiesinė, nu jis jau turi raukšlės, kurių galbūt nebeišlyginsi. Tai kaip pažiūri netgi mažus vaikučius kai kuriuos, atrodo, nemokytas vaikas, bet turi tam tikro gudrumo. Jisai suvokia, kaip apsukti tėvą, pavyzdžiui, arba mamą, arba jisai supranta jau, kad daro kažką tai ir kai kurios dalykus, tarkim, mes kaip tėvai pasakom, kad negalima, o kai kurių dalykų mes nesakom, bet jisai žino, kad negalima ir daro, pavyzdžiui. Tai šitas neklusnumas, sukilimas, kad ir nepiktybinis atrodytų, bet jisai tarsi instaliuotas į mūsų žmonės. Ir iš vienos pusės, sakytume, tas žingeidumas ir noras bandyti daryti, veržlumas yra labai gerai, bet duosiu tokį palyginimą, jeigu, tarkim, turi darbe viršininką, ir tavo viršininkas paprašė, kad nuvyktum kažkur į banką ir išgrynintum pinigus, išgryninęs parvežtum į ofisą, o tu nusprendi nuvaryti kažkur kitur, pavalgyti į pizzeriją, truputį ten išleisti pinigų, o tie pinigai buvo duoti, kortelė buvo duota, kad išgrynintum ir tuos grynus parvežtum į ofisą. O tu pasiemi tą kortelę, eini skaniai pavalgai, susitinki žmonių, pabendrauji, ir žodžiu grįžti pas viršininką ir sakai, žinok, aš neišgryninau tų pinigų, bet susitikau labai gerų draugų ir labai gerai praleidom laiką ir, žinok, net gerų darbų padariau ir padėjau kitiems žmonėm, padėjau babutei per gatvę pereit, močiutei, ar ten dar kažką gero padariau, buvau labai doras, vadovavausi, tarkim, pagal mūsų įmonės principus visur ir tiesiog labai gerai reprezentavau mūsų įmonę. Tai prašau, įvertink mano pastangas. Tai ar bus patenkintas šeimininkas? Nebus. Lygiai taip pat ir žmonės. Dievas mums davė gyvybę, kaip pinigus iš tikrųjų, gyvybę kiekvienam, kad mes tarnautume jam. Kaip tarnauti jam, tai viskas iš tikrųjų yra čia parašyta, o kitas dalykas, viskas į mūsų sąžinę yra įrašyta. Ir žmogus, kuris klauso savo sąžinės, kuris jos dar nėra sumindęs, jisai girdi, ką daryti ir ko nedaryti iš tikrųjų. Bet būnant kūne nėra lengva viską teisingai daryti ir visur sąžinės klausyti. Nes kai kur tas balsas būna labai aiškus sąžinės, kai kuris būna labai tylus ir atrodo, ar aš čia mąstau, ar čia sąžinė, kartais apgaunam save, padarom savaip. Tai Dievas davė energijos, gyvybės, savo gyvybės kvapą įkvėpė, kad mes tarnautume jam, ir darytume jo darbus. Ir jeigu mes nepažįstam jo tiesos, iš tikrųjų taip, kaip jis nori, kad būtų, tai mes galim net labai gerus darbus manyti, kad darom, bet iš tikrųjų eiti ne pagal jo principus ir ne į jo tikslą eiti. Tai čia labai plona linija iš tikrųjų, nuodėmės ir nenuodėmės. Net smulkiausias nusižengimas jau yra atsiskyrimas nuo tiesos. Tai ir ką Jėzus padarė? Jėzus paaukojo save, kad šitas nusižengimas būtų neįskaitytas. Tai netikint į Dievą, aplamai visiškai neigiant Dievą, atrodo, kad šneku nesąmonės. Apie ką tu iš vis, Ramūnai, čia šneki? Kas tau pasidarė, kas tau įvyko? Bet kada ateina dabar šventoji dvasia į gyvenimą, kada aš įtikiu, priimu Jėzų Kristų, pasikrikštiju, parodau net aplinkiniam pasauliui kaip ženklą, kaip fizinį štampą, kad aš priklausau Jėzui. Ir kada ant manęs nužengia šventoji dvasia, tai mano sąžinė, jeigu aš lieku Dieve, jeigu aš pastoviai meldžiuosi, jeigu būnu su juo, jeigu studijuoju jo žodį, tai man, pavyzdžiui, kas yra buvę, kad labai daug vidinio apkaltinimo esu gavęs, asmeniškai pats, kur niekas man nieko nesakė, bet pats žinau, kad ne taip darau. Ir tiesiog
nustoji kažką daryti pats. Nei draustas, nei baustas, tiesiog, pradeda keistis vidus. Kitas dalykas, džiaugsme vaikštai be priežasties. Irgi, kada tiki, jeigu tiki, tai ir darai, reiškia, ką Jėzus mokė, ką apaštalai mokė, tuos dalykus ir darai. Ir jie mokė melstis, iš tikrųjų mąstyti apie nežemiškus dalykus, o dangiškus, pastoviai mąstyti apie tuos dalykus. Ir šitas gyvenimas su Jėzum, iš tikrųjų šitas kelias, jisai ir turėtų būti prioritete apie dangiškus dalykus, apie dvasinius dalykus. Tai visa esmė turėtų būti realiai šventėjimas. Reiškia, mūsų sielos tobulinimas. Bet jisai tobulinimas, vėlgi, kaip šalutinis efektas. Nes jeigu mes tiesiog ir patys galim tobulintis, neužsiimti saviugdą. Užsiimti saviugdą, ugdyti save, bet skirtumas yra tas, kada atsiduodi Jėzui Kristui, atiduodi gyvenimą, tai tu iš tikrųjų jį ir atiduodi. Tu nebesi savo gyvenimo šeimininkas. Čia yra esminis dalykas. Tu nebesi savo gyvenimo šeimininkas. Jėzus Kristus tampa tavo gyvenimo šeimininkas. Ir kas tada pasikeičia visi tikslai? Reiškia, nebėra tos savirealizacijos, tokio dalyko iš viso. Šitoj žemėje. Kas aš esu šitoj žemėje? Realizuoti savo talentus, kažkokius ten svajonės įgyvendinti. Nes visa tai atiduota. Tasai senas žmogus, jisai miręs būna. Ir gyvena dvasinis žmogus. Kūniškas žmogus tarsi miręs ir gyvena dvasiškas žmogus. Yra šitokia perspektyva. Ar aš pats miręs visai savo kūnui? Tikrai ne. Kiekvieną dieną kovoju, kiekvieną dieną kažkas sunku būna ir nusižengiu ir vėl tas pačias nesąmonės darau ir klaidas ir iššokiu į iliuzijas įvairiausias, į baimės, į neviltis, kartais į hypą kažkokį tai, perdėtą džiaugsmą užsitęsusi. Ir visko būna iš tikrųjų. Bet kokia yra vizija, kokia yra perspektyva, tai būtent, kad aš siekiu dvasinių dalykų. Tai aš galbūt norėjau kažkada būgnininku būti, muzikantu, žinomu ir visa kita. O dabar esu kur esu, šiuo metu esu kur esu ir, kaip pavyzdys, kartais ateina toks noras vėl būti kažkuo visuomeniai, būti kažkuo tiesiog. Kada pamirštu, kad esu Dievo sūnus visų pirma ir galiu vadintis Jėzaus draugu ir jame aš esu ne tik kažkas, bet Dievo sūnus. Tai kada sugrįžtu į šitą tikėjimą, į šitą matymą, išsiblaivau iš tų iliuzijų, iš tų norų, iš to romantizmo viso, kaip gera buvo, kaip gera būtų, kaip norėčiau to, kaip norėčiau no. Ir darau geriausia, ką galiu aplink save. Ir ar dabar neatsakau į jokias galimybės, ar aš nieko neveikiu gyvenime, ar aš, kaip apatiškas kažkoks, ne. Darau, iš tikrųjų naudoju savo talentus, naudoju savo žinias, dirbu, uždirbu, rūpinuosi visais, kuo turiu rūpintis. Bet tai nebėra tikslas. Tikslai pasikeičia būtent, pats esminis tikslas nebėra save iškelti ir save į kažką padaryti šitoj žemėje. Norisi tik save padaryti kažkuo Dievo karalystėje, dangaus karalystėje. Ir būti džiaugsme, būti ramybėje. Nesvarbu, ką darai, aš galiu grįžti ir mokinti būgnais. Tiesiog nesu Kaune, nesu Vilniuj dabar, nemokinu. Tai tiesiog nebėra to tokio siekio, kad turiu tai daryti, turiu talentą, neišnaudoju, čia galėčiau būti tuo, galėčiau būti kažkuo, kaime sėdžiu dabar kažkur. Tai galiu taip žiūrėti arba galiu žiūrėti kitaip, kad ačiū Dieve už šitas sąlygas, kurias turiu, nes ir labai dėkoju iš tikrųjų ten, kur esu. Gyvenu gamtoj, džiaugiuosi šviežiu oru, savo užaugintų maistu, iš tikrųjų platybėm, miškeliais, takeliais.
Tai yra labai gerai. Ir dabar vat yra šitos aplinkybės ir darai geriausia, ką gali čia. Vat ką Dievas davė dabar, geriausia ir darai. Nebesiverži kažkur tai, kad būtinai užkariaut kažko. Bet užkariauji tai, ką turi. Ir kai tu iš tikrųjų būsi ištikimas tame, ką turi, nesvarbu, ar tu Maksimoj dirbi, ar kažkur ofise projektuoji namus, ar gatves šluoji, ar griovius kasi, nesvarbu. Bet vat pagal Biblijos principus, pagal Dievo principus, turi daryti gerai, ką darai, ir viską pašvęsti Dievui, ir net nesitikėti rezultatų savo darbo. Ir nesakau, kad vėlgi švaistyti ir atsisakyti tų vaisių savo darbo, bet nieko nepriimti kaip savo. Pavyzdžiui, tvarkau namus, bet nors ir nėra mano oficialiai namai. Tvarkau, darau, statau. Bus, nebus, ateityje nežinau. Bet kur būsiu, ten tvarkysiu, kur būsiu, ten darysiu. Kokį darbą dirbsiu už 10 metų, aš nežinau. Dabar vat yra dukra, pavyzdžiui, maža. Galėčiau sakyti, nerealizuoju savęs, žinai, labai daug laiko praleidžiu dukrą augindamas. Galėčiau kažką daryti. Arba galėčiau sakyti, galiu sakyti, ačiū Dieve tau, kad turiu tiek laiko iš tikrųjų būti su dukra, ją auginti. Ir dar pakankamai, vat, visko turiu ir finansų, ir visko, kad išsilaikytume. Nereikia kažkur važiuoti rytais. Tikrai viskas taip susidėlioja. Aišku, ir su mano pastangom. Nesakau, kad Dieve sudėlio, kažkas nukrito. Tai žodžiu, viskas vyksta. Viskas vyksta, viskas yra gyva. Bet esminis matymas, esminis tikslas yra kitoks. Tiesiog nebėra parkių dėl asmeninių tikslų. Čia yra labai svarbus dalykas. Ir vėlgi, apie tą gyvybę ir apie dvasią, ne kuo tai susiję. Tai kada gyvenam nebe kūnu, bet dvasia, kada šventąja dvasia gyvenam. Ir įsivaizduojam save ir matom pirmoj vietoj kaip dvasinį žmogų. Ir tik po to, kaip jausmus, mintis ir kūną, tada iš tikrųjų viskas keičiasi. Tada ateina ramybė. Tada aš galiu priimti ramybę, džiaugsmą. Nors ir sunku gali būti, nepatogu kažkas nežinomybei galiu būti protė. Bet kada gyvenu tikėjime pagal žodį, pagal Dievo žodį iš tikrųjų, tada tikrai galiu turėti tikrą ramybę ir džiaugsmą. Ir matau, tai eilę kartų jau pamačiau, kada dingsta malda, švento rašto studijavimas arba apleidžiu susirinkimus, pavyzdžiui, tai iš karto tas stabilumas, jisai sujuda. Jisai sujuda, sudreba ir kūne būti labai paprasta. Atsikeliu ir aš jau kūne. Ir man nereikia, kad kažkas primintų mane, ne, kad aš esu kūnas. Atsikeliu vakar stipriai, sunkiai dirbau, pavyzdžiui, kartais būna nugarą paskauda, ar kokius raumenis paskauda, pasilankščiau. Tai niekas neturi priminti, kad kūne esu. O kad dvasia esu ir kad Dievo sūnus esu, tai galima užsimiršti iš tikrųjų. Jeigu nukreipiu žvilgsnį nuo dvasinių dalykų ir susikoncentruoju vien iš tus fizinius, užsisuku darbuose, labai lengva pamiršti. Iš tikrųjų, labai lengva įslyst vėl į šitą visą sūkurį. Nes visas pasaulis, iš tikrųjų, ne visas. Yra daug tikinčių, yra kitų religijų žmonių, kurie irgi šiaip ieško Dievo labai stipriai. Praktikuoja, ieško dvasinių dalykų, tai nesakau, kad visi, bet labai daug. Aš nežinau, procentais įdomu kiek, 8-9, kad nuvarai į miestą ir lekia visi skuba. Ir į kokį miestą, ir čia kaime tas pats. Vasara nuo ryto iki vakaro, nuo pirmadienio iki sekmadienio, darbas. Tai jeigu nepasakai stop, aš taigi dvasinė būtybė ir man reikia pasimaitinti dvasinio maisto, aš turiu pasimelisti, pašnekėti su Dievu, papasakot savo gyvenimą, paprašyti gėrybių, duok ramybės, duok džiaugsmo. Atleisk už mano
silpnumus, už tuos dalykus, kuriuos vėl ir vėl darau, pasišnekėti. Ir toks paprastas pasišnekėjimas, net ir labai trumpas, bet toksai va, kiekvieną dieną jis jau labai daug duoda. O kai jis tampa ilgesnis, tai dar daugiau tos gyvybės gauni ir po to gali net su kitais pasidalinti. Ir ateina stabilumas. Tai va, tai šventas raštas sako taip, Kolosiečiams laiškas, 3 skyrius, 2 eilutė, sako, mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Ir 3 eilutė, juk jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Tai sako, juk jūs esate mirę. Mirė jūs šitam pasauliui, mirė kūnui. Ir jeigu tu tiki ir žiūri šitą, tai aš tau tiesiog primenu. Jeigu tu netiki ir žiūri šitą, tai galbūt aš tau keistai skambu. Mirė kūnui, žinai, čia dvasiniai tokie. Bet čia ir reikia tikėjimo. Bet aš šitais dalykais netikėjau labai ilgą laiką, tiesiog atmečiau ir maniau, kad čia yra filosofijos kažkokios tai išgalvoti dalykai, kažkoks briedas žmonių sugalvotas, pakeistas, perrašytas ir panašiai. Na ir čia va žmonės tiesiog išsigalvoja. Kol pats nepabandžiau. Visų pirma, kol pats nedasigyvenau, iki kad man reikėtų pabandyti. Ne tai, kad pabandyti, bet paprašyti pagalbos. Paprašyti pagalbos, atiduoti save. Ir kartais atrodo sunku atiduoti save ir nesinori atiduoti viso savęs ir paleisti viso pasaulio. Ir kartais atrodo tiems žmonėms paprasčiau, kurie nieko net neturi ką paleisti. Bet įdomus dalykas yra tas, kad dažniausiai pats sudėtingiausias dalykas paleisti, tai net nėra ten kažkokie verslai ar žmonės net, ar pinigai, bet man bent jau pats sudėtingiausias dalykas atrodo, kad yra paleisti išdidumas iš tikrųjų. Išdidumas. Nes tie materialūs dalykai, tai jie tarnauja tiesiog kažkam. Ir jie arba tarnauja Dievui, arba man tarnauja. Ir arba jie Dievui šlovę duoda, mano daiktai visi, mano figūra, mano kūnas, mano kalba, mano laikysena, arba Dievą šlovina, arba mane šlovina. Ir jei šlovina mane, tai man dėl to ir sunkiausia juos paleisti, nes aš visą tai kaupiau, kad aš būčiau kažkas. Ir aš bijau prarasti savo algą didelę. Tarkim, bijau prarasti savo verslą, ar ten savo, ar žmonės kažkokius. Ne todėl, kad iš tikrųjų aš juos bijau prarasti, bet todėl, kad aš bijau save prarasti. Tai, kas aš esu visuomenėje. Ir tie žmonės, kurie labai yra kažkas visuomenėje, arba mano, kad kažkas labai yra visuomenėje, tai tikrai dažnai užtrunka laiko, kad prisivytų vidinę būseną ir žmogus pradėtų klausti klausimų. Kažko daugiau, kad trūksta. Sulėtėja, kai kurie sustoja, kai kurios sustabdo gyvenimas kažkokiu būdu. Kažkas įvyksta. Ar būna kartais nelaimė, kokia įvyksta, sustabdo biškį, pristabdo žmogų. Ir jisai tada gali paklausti, kad ar dar kažkas čia yra daugiau be manęs. Tai va, ir ką dar šventas raštas sako? Galatams 2 skyrius, 20 eilutė. Sako, esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Vėlgi esu nukryžiuotas, sako, su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Tai čia kas ne aš, kalba ne apie kūną, bet apie ne mano ego gyvena ir valdo viską. Ne mano savasis aš,
bet Kristaus aš, Jėzaus aš, Dievo aš gyvena ir mane valdo. Jeigu dar nevaldo, tai bent jau trokštų, kad valdytų. Todėl, kad tiesiog matau, ką žmogui padaro Jėzus ir Jėzaus dvasia ir ką žmogui padaro jo išdidumas ir tas žmonių gerumas, kabutėse. Tikrai vieni akivaizdžiau nupuola, kiti gan gerai eina, bet kiekvienas žmogus kovoja, kiekvienas turi savo kovą. Ir ta kova labai stipriai susijusi būtent su tuo aš, kuris gyvena, su savuoju aš. Nes tasai aš, jisai nori būti kažko, jisai nori valdyti, jisai nori užimti. Jisai nenori būti vienas. Ir kada mes esam Jėzuje, kada mes esam Dieve, tai nėra tokio dalyko, kaip būti vienas, nes dvasiui mes su Dievu. Ir kaip šitą praktiškai patirti, tai studijuoti šventą raštą ir iš tikrųjų prašyti Dievo būti maldoj. Dažniau praleisti laiką su Dievu, mąstyti apie jį. Ir nusipieš paveikslas visas, pradės pieštis paveikslas didesnis. Apie tikėjimą, apie dangų, apie žemę, apie nuodėmę, apie aš. Apie tai, ką mano aš man padarė gyvenime gero, kada aš jį garbinau ir ką blogo padarė, kada aš jį garbinau. Tada, aišku, vėl paklaustum, ar man reikia atsisakyti to savojo aš, ar man reikia atsisakyti ego? Ne, atsisakyti ego ne. Ego tai visų pirma ir nėra kažkoks tai... mūsų ego yra mūsų įrankis. Įrankis mums duotas padaryti dalykus šitam gyvenimui, pasiekti tikslus, komunikuoti su žmonėm. Kiekvienas esam skirtingas ir esam kažkoks tai unikali būtybė, unikalios asmenybės ir ego yra įrankis. Tai tas atsikratyti savo ego, Dievas neprašo atsikratyti savo ego. Dievas prašo netarnauti savo ego. Aš turiu ego ir nenoriu jo atsikratyti. Ir neatsikratysiu jūs. Tiek, kiek jūs mane matysit, jūs turėsit pakelti mano ego. Ir aš visai džiaugiuosi, kad turiu ego. Bet jisai turi savo vietoj būti. Ir jisai turi tarnauti Dievui, tada viskas bus gerai. Tai va, dar vieną vietą iš švento rašto, reikia daugiau Biblijos paskaityti. Kartu su jumis. O visiems jis kalbėjo, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Teneša savo kryžių. Jėzus nešė savo kryžių iki savo mirties vietos. Ne, jam po to padėjo šiaip kitas žmogus, bet dalį kelio tai jis nešė irgi savo kryžių, ant kurio jį nukryžiavo po to. Ir lygiai taip pat ir mums sako nešti savo kryžių. Tai ką tai reiškia? Ar save kažkaip tai plakti, bausti? Ne. Neplakti, nebausti. Bet natūraliai gaunasi kartais, kad esam plakami pasaulio. Ir tas plakimas jisai gali jaustis labai stiprus, arba jo net gali beveik išvis nesijausti. Todėl, kad kuo mes labiau laikomės įsikibę savo įsitikinimų, savo ideologijų, savo supratimų, tai tuo tas plakimas stipresnis. Todėl, kad visa tai byra. Kada mes ieškom Dievo, visa tai byra. Ir kartais būna taip, kad ieškom Dievo, bet ir esam labai stipriai įsitikinę savo kažkokiais tai įsivaizdavimais, mąstymais. Ir tada labai skaudu. Plėšomės. Lygiai taip pat ieškom Dievo, bet
nepažįstam jo žodžių, tarkim. Nepažįstam iš tikrųjų Biblijos, nepažįstam švento rašto. Nebendraujam su tikinčiais žmonėm. Ir nežinom kartais elementariausių dalykų, kuriuos jeigu žinotume, būtų visai kitaip. Ir irgi, kai kurie žmonės net nesuvokia, kad šventas raštas, jisai nežada žmogui fizinės gerovės. Jėzus nežada jam fizinės ir emocinės gerovės visada. Tai nėra tas pažadas, gyvenimo sutvarkymo pažadas. Turėsi tvarkingą gyvenimą, visos problemos baigsis. Pažadas yra dvasinis. Ir kada dvasia susitvarko, kada esam išteisinti prieš Dievą, kada tampam šventi prieš Dievą dvasioje, dėl Jėzaus aukos, tai tada pradeda keistis ir išorė. Bet per kiek laiko ta išorė pasikeis, tai labai nuo daug ko priklauso. Ir nuo mūsų priklauso, ir nuo nežinau dar ko. Mano, pavyzdžiui, kelioniai, tai aš nežinau, kodėl kartais turiu jėgų padaryti teisingus sprendimus, o kartais atrodo, žinau, kad turiu padaryti, bet vis tiek nepadarau, ir atrodo, tiesiog nerandu jėgų, ir atrodo, kas lemia visą šitą. Aš žinau, kad ir žmonės meldžiasi, aš žinau, kad yra žmonių, kurie iš kitos biškį pusės meldžiasi, žmonės, kurie šėtoną garbina, irgi meldžiasi, irgi daro savo. Ir tamsos darbininkų yra labai daug šitoje žemėje. Sėja sėklas iš tikrųjų į pasąmonę mūsų. Ir tai labai daug yra veiksnių, bet galų gale, tai kiekvieną kartą, kada atrandu tų jėgų, vis labiau dabar dėkoju Dievui. Ir iš tikrųjų padėkoju, jeigu išeina būtam ryšį su Dievu, jeigu išeina išlikti maldoj, tai kažkaip nebeprisėjimu savo, kad aš čia kietai varau, aš čia, žinai, labai šventas, labai viskas man gerai sekasi, bet suprantu, kad čia Dievo malonė iš tikrųjų, nes aš net nežinau, kodėl aš atrandu jėgų kartais. Tai ačiū Dievui, iš tikrųjų, jisai išsirenka žmonės, pastato, pakelia ir tikrai mane pastatė. Ne tai, kad aš čia kažkas, bet sakau, pastatė mane ant kojų vėl. Yra kryptis, yra užtikrintumas gyvenime. Sielvarto irgi yra, nes laikausi įsikibęs daryti kai kurios dalykus ir tikrai būna visokių baimių ir nesinori kartais dalintis su kitais žmonėm, nesinori kalbėti, nesinori liudyti ir dažniausiai nesinori liudyti, kada būtent tos gyvybės nėra, kada jinai pradingsta dėl mano įsivažiavimo į šitą visą pasaulį, į šitus darbus. Tai va, tiek šį kartą gal. Pradėjau apie vieną kalbėti, baigiau apie kitą, bet iš tikrųjų man geriau sekasi, kada ne visai pagal planą kalbu, o tiesiog šneku ir, tai kas iš širdies išeina. Tai tegul tai ir išeina. Ir tiek šiam kartui tada. Iki.